Oho, visiems, kas nepasikuklins pažiūrėt. Šį kartą iš miško. Vėl, kai visada. Bet apsikrovęs daiktais neblogai. Po to parodysiu. Tai tiesiog pavargau nuo buvimo mieste. Galvoju savaitgalį praleisti miške. Toks kaip ir bushcraftas turbūt bus. Žinau, kad Lietuvoje ir be manęs yra, kas tai daro. Ir daro galbūt daug geriau. Bet kadangi praleidžiu daugybę laiko miškuose, pastaruoju metu gal biškį mažiau, bet daug. Ir ne tik ragų ieškau ten, nes visi tai mane žino kaip ragų ieškotoją pagrindė. Bet aš ten nuo pat vaikystės viską veikiu, tai galvoju, kad nemerdėtų tas kanalas. Tai kai būnu miške irgi reikia pafilmuoti. Galbūt į tą bushcrafto temą įžengti kažkiek, jeigu matysiu, kad kažkam įdomu. Tai va, tai ieškau vietos, kur apsistoti. O su to vietos ieškojimu, tai blin, kaip čia pasakius. Daug čia nešu, viskas sunku. Buvo planas palikti mašiną po miške ir kuo giliau į mišką nueit. Bet pavargau jau. O miškas visas kas keli šimtai metrų. Tai keliukas, tai kvartalinė. Tai žodžiu, norisi kažkaip įsikurti taip, kad niekam neužkliūti ir nieks niekur neatsidurtų. Ir tai čia po to aiškinkis, kas čia veikia, kodėl čia kokia tai ugnis dega, dar kažkas. Gal neatsidursi medžiotojams ant taikiklio. Manau, čia kažkur suksiu jau. Galvoju, vietikė bus gera. Tokia biškė aukštumėlė. Aišku, ten iš visų pusių šviečiasi. Ten ne taip toli tas keliukas, kur medžiotojų bokštelis buvo. Ir nežinau, gal nieks neužeis čia manęs. Matosi žvėrių gyventa. Šernų knysta, elnių šūdų matosi irgi. Bet tikslas šiandien biškį kitas. Tai planas, žodžiu, yra gan paprastas. Pasiėmiau tik tentą. Bet nedarysiu tai banaliai, kad tentą kažkur išsitempsiu ir gulėsiu čia po tentu. Bandysiu kažką pasistatyti. Didžiausias nusivylimas yra tai, kad buvau suplanavęs būtent šį savaitgalį varyt. Namie šeima sirgo, turėjom bėdų visokių. Ir žiema pasibaigė, kol atėjo mano laikas. Aš toks žmogus, daugybę laiko praleidęs miškuose, visus galus atšalęs. Tai dabar jau to komforto biškį norisi. Tai čia ta tašė juoda, jeigu pastebėt, kur vilkau, tai ten yra krosnelė. Aišku, šiandien toks oras, kai čia tas jos nelabai reikia. Bet pamėginsiu kokį tai šalašą pasistatyti, užsikurti tą krosnelę. Jo labai tai krosneliai pirmas kartas bus. Aš ją pernai nusipirkau, bet taip ir nepavyko dar išbandyti. Tai va, tai matysim. Šitas irgi mažai naudotas dar. Esu naudojęs. Geras daiktas. Bet šiandien padirbės.
Gal man vis tik reikia ragų ieškojimų užsiimti. Elniai aplink laksto. Visą bandą pravarė ir dar mačiau nemažai raguotų. Va tai va, sako, kai prisijaukini ragus, tai tiesiog vidury miško atvariau ir ten elnis ragais. Čia tai geras. Čia dar vienas žaisliukas. Nesenai atkeliavo, ilgai ieškojau kirvio, rinkausi. Labiau gal tam bushcraft'ų išgyvenimai imituot, nes galvojau, gal ir ragų ieškojimai tiks nešiosiuosi, bet blin sunkus, čia toks nedidelis, bet sunkus. Šakom kapot gerai, nešiotis visą dieną nežinau. Čia galėjo nosį biškį nunešti. Na va, kreivas šleivas. Pirminis rėmas yra. Nu, dar kažkiek sutvirtinsim. Reiks kažkuom užgaubti. Tentą tai uždėjau, o tai kur dujus dabar bus, kaip čia sugalvot? Nu, pakuosim pečių. Nu, čia prieblanda.
stovi taip. Reikia skylės. Sugadinau tentą. Ai, tiek to kaminą iškišti reikia. Išsikėliau kaminuką, gal trauks. Nu ką, savaitgalio troba. O. Nuo nulio. Aišku, palatkę pasistatyti, atsivežti yra visą laiką paprasčiau, bet taip yra daug įdomiau. Turėjau planą biškai kitokį su šitą trobą. Trumpą dieną, žodžiu. Dar norėjau ją užmaskuoti, šakom apkrauti visaip kaip, bet tai tada bus čia kitam kartui. Gal paprastesnė kažkokia reiks pasidaryti. Labiau tokį kaip urvą. O čia tai gausi toks grynas namas. Nu, bet faina. Tempiau sunkiai šitą buržuikę su visais kaminais. Nu ką, visiškai sutemo. Tai bandysim kurt. Va, stovi. Žodžiu, kol kas dūmai atgal. Nu va, įsidegė pečius. Tai žodžiu, sėdžiu palapiniai, traukia per kaminą buržuikę, viskas lyg gerai. Planavau čia šiandien senoviškai silkę kept, vynioti į popierių, į laikraštį tiesą ir mesti žarijas. Viskas, užsidariau duris, jeigu galima pavadinti durim, ir iš karto darosi šilta. Nežinau, tikslas yra prisidaryti žaryją toj buržuikiai, bulvės folijai prasikept, silkiai mest. Bet įtariu, kad čia gali būti šiltnamis. Matysim. Įsirengsim patriusam, jeigu ką. Blemba, geros traukos vis tiek nėra. Reiks jau čia atidaryti vėl duris. Kažkaip labai greičia dūmų man priejo. Čia lova. Sudėjau malkas. Aha, čia nelabai gerai. Karšta, iš pradžių nenorėjo degti. Pušė šiaip stačia. Pjoviau, su mintim, kad nebus tiek daug įdrėkus, bet vis tiek medis padrėkęs, tai per stambiai gal suskaldžiau. Man čia tokia mano buitis kiek matosi. Per stambiai gal suskaldžiau, tai nenorėjau degti iš pradžių, bet dabar įsidegė.
Nu tai nežinau, nakčiai reiks kažkaip prigesint gal. Bet norisi tos ilkutės, kaip nors čia žaryvių pasidaryt. Nes nevalgysim atmėgo, tai nesąmonė kažkokia. Dega viskas neblogai. Aš kai atidarai, tai į vidų kažkodėl eina. Kiek esu su buržuikėm buvęs, tai žiemos laikė visą laiką susiduriam su šito tokios sunkesnių malkų dėgymu, nes malkos drėgnos, o traukos kažkaip vis tada taip to dėgymo trūksta. Galvoju, reikia pasiruošti iš karto ir silkutę. Išsimsiu žarnas. Biškį gal praplausiu kažkiek. Nesinori su žarnom valgyti. Nors esu pripratęs prie visko. Žiūrim, ką čia turim. Bet tikrai tokie visai ištežė. Net nežinau, ar seniau žmonės su visom žarnom kepdavo, ar ne. Kur rankas nusivalyti. O čia tai geras. Tai žodžiu, silkutę turiu. Reiktų vynioti laikraštį. Bet galvoju, turiu rankšluostinio popierio. Gal aš pirmą sluoksnį suviniosiu į rankšluostinį popierį, nes kažkaip manęs tie dažai naudojami spausdinimui nelabai vilioja, tai padarysim vieną sluoksnį biškį izoliuojantį nuo tų dažų. O tada jau bus galima vynioti laikraštį. Laikraštį vieną sluoksnį reikia sušlapinti. Kiek aš žinau. Bet pirmiau sausa. Iš išorės. Išlapinti. Nežinau iš tikrųjų, kuris sluoksnis kaip turi būti. Ar šlapės išorėje, ar šlapės viduje. Bet man logika diktuoja, kad šlapę reikia iš išorės daryti. Mažai truboj vietos. Netelpa į kadrą. Atsinešiau. Šlapinu laikraštį. Blin, turėjau gerimo vandenį naudoti, nes čia patamsi dabar to griovio ieškot man. Kažkaip ne tai, kad išsigandau, bet pagalvojau, kad galiu nerast, kur grįžti po to. Nu, padariau čia gunzulą. Nežinau, ar tikrai tokį didelį daryti, matysim. Na, žiūrėsim, kas gausis. Nu, krapštam bulvės lauk. Ai, dūmų prisileisiu vėl. Žiūrėkite čia. Kas nors iš jų bus gero. Nu, dabar bandom silkutę. Kas čia bus? O, papa. Man tai galva neišneša. Gal čia nelabai matosi, ten tas mediegalis. Žodžiu, viskas aplink dega. Tas popieris, kur silkiai sukta, tik tai anglėja. Ir jisai nieko nesudega. Nesuprantu. Nu, žiūriu, ką jau pradėjo. Gal jau reikia imti lauk. Dar nesudegė, bet jau pradėjo degti.
bus gerai. Nu tai čia liksiu be vakarienės. Kas čia gavosi? Nu jau beveik buvo dadegė. Beveik sudegė popieris. Bet silkutė gražiai atrodo. Reikia išlupti. Gerai. Iškepus. Nu ką, bandysim valgyt. O, kokį. Nu, bandom. Skanu, bet sūro. Bet skonis geras. Pirmą kartą taip valgau gyvenime. Biškutį iš arčiau, kaip atrodo. Aišku, apvalgiau. Pasidariau stalą iš malkų. Nu, blin, man tai nepatinka, jeigu vaidenas ar ką, bet... Op. Ir jis čia taip supasi visą laiką. Labas rytas, išmiegojau. Viskas gal neblogai buvo. Buržuikį užgeso kažkurio momentu. Prabudau pirmas į antrą nakties. Pajutau, kad vėsokai. Ir nebekūriau. Bet gavau apsirengti džemperį naktį atsikėlęs ir kojinės antras apsimaut. Vis tik nesu labai atsparus šalčiai, o kojom tai man dažnai būna vėsu. Tai vat kojom ir buvo vėsokai. Daugiau tai viskas gerai. Beje, čia naktį šernai atdundėjo. Pradėjo kriuksėti aplinkui. Dar buržuikį ruseno, tai gal pajuto po to dūmus. Tai nubildėjo visi, nutraškėjo visą govadą. Tai bendras būsto vaizdas dienos šviesoj. Va. Šiaip labai komfortiškai jaučiausi. Nu ką, balius į pabaigą. Atsigeriu arbatos. Pečius jau irgi degt baigė. Reiks pakuotis.
Nu, čia kurį laiką jau miške buvau nebuvęs, taip nedaręs kažkaip. Aišku, niekada nefilmuodavau, bet įspūdžius gerus išsivešiu, patiko. Smagiai pasibuvau. Vieta tokia nebloga, čia man patiko. Tai va. Visą dieną stačiau. Kiek aš jau užtrukau? Nu viskas, atėjau. Tai, nu va toks stovyklavimas gavosi. Laukiu įžvalgų. Parašykit komentaruose, kaip čia jums atrodo. Gal kažkokių patarimų, kaip kitaip elgtis reiktų. Nes įsivaizduoju, kad vienas kitas video iš bushcrafto tokio vis tiek bus. Patiko, nepatiko, ką dar daryti. Ir reikia sugalvoti, kaip tą krūsnelę būtų sniego rogėm traukčiau, o ne aš tai vėl neopčia. Kokį pusantro kvartalą buvau nuėjęs, tai Tai va, tai žodžiu, dėkui visiems, kas žiūrėjo, turėjo kantrybės. Iki kitą kartą tada.